Labą dieną. Gerbimi telšiškiai, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Šiandien buvo savivaldybės tarybos posėdis. Trumpą apžvalgą posėdžių. 50 klausimų. Dalis klausimų procedūriniai apie žemės sklypai, ten išnuomoti. Tokie procedūriniai, kur privalom daryti, nėra pasirinkimų, nori, nenori tai daryti. Tai vat, ir kiti klausimai buvo įvairūs. Žodžiu, tarybos darbo planas. Tarybos darbo planas, tai savivaldybė sudarinėja tarybos kiekvienais metais, metų pradžia, darbo planą, per kokius darbus privalo padaryti. Pagal įstatymą reikalavimus darbo planą ir darbo planas metams, kokie turi būti priimti sprendimai ir taip toliau. Jie surašo darbo planą administracija, bet ką, surašo man komitete, aš klausiau, uždavinėjau klausimą dėl darbo plano, nieko jie nežino, prirašė bet kokių planų, klausiau, kas čia bus daryti, nežinom, čia bus kažkoks projekto nėra, to nėra, žodžiu, surašo bet ką, formalumas. Savivaldybė tvirtina planą, formalumas, aišku, tą planą galim keisti, bet tokie formalūs yra. Ir tarybos nariai, aišku, nesusipažinę, didžioji dalis tarybos narių yra paprasčiausiai statistai, jie jokios veiklos nevykdo tarybai, tik tai pasidėjo, pabalsavo ir išėjo namo ir viskas. Ir tokia valdžia, vadinamoji rajono valdžia, aukščiausia tai yra taryba. Bet taryba kartais nedirba nieko ir ne kartais, dažniausiai. Toliau kelias, kareivinių miestelis buvo sutvarkytas, sudėta į 1 300 000 kareivinių miestelį pas mūsų. Ten pastatai nugriauti, asfaltai, keliai padaryti, ten šaligatviai padaryti ir taip toliau. Apšvietimas sutvarkytas, visa teritorija sutvarkyta. O šalia kareivinių buvo toks gruntkelis, žvyrkelis į garažus ėjo. Ir jų netvarkė. Kažkada, aš atsimenu, planai buvo, aš viešai pasisakiau dar, planai buvo, kada tvarkėte kareivinių teritoriją ir tas kelias buvo asfaltuoti, bet jie nutarė. Kažkodėl į tas neįtraukė į projektus, į nesvaldo, bet jo nereikia. Tas kelias dabar nelabai reikalingas, ten garažų masyvus, bet į garažų masyvą visi mes važiuojam jau per kareivinių teritoriją. Yra naujas kelias, asfaltas, jis eina tiesiai į garažus. Ir tas žvyrkelis yra lygiagrčiai, praktiškai nelabai reikalingas. Ten yra laukai ir garažai, bet nutarė tą žvyrkelį tvarkyti. Sutvarkys, padarys šaligatvius ir viską padarys tą žvyrkelį. Nors jis lygiagrečiai eina ten žmonės. O kam reikalas yra? Esmė yra tame, kada, kaip aš viešai sakiau šiandien, kad aš galvoju, čia viskas dėl to, kad yra gyvena buvęs meras Kęstutis Gusarovas, meras, vicemeras, jis čia gyvena šalia. Ir jis, aišku, to žvyrkelio greičiausiai, jam patogiausiai važiuoti į namus čia, į Varduvos gatvėje gyvena. Ir čia padarys asfaltą, jam pasukus keliasdešimt metrų, jis namuose. Jis turi namą ten tokį didžiulį. Tai vat. Nes iš kitos pusės jam važiuoti ten Raikytis, ten Vytauto gatvė, ten Rambino, Vytautas, Sukinėtis. O čia, tai vat, iš miesto atvažiavus yra žymiai tiesiau. Ir aš manau, kad dėl to žmogaus vykdom projektai, ten pinigai, aišku, didžiuliai asfaltą daryti, sudarkys kelią. Aš taip galvoju, dėl vieno žmogaus. Dėl vieno žmogaus, aišku, socialdemokrato, jie ten gyventų koks nors, niekam nereikėjo. Tuo labiau, kad čia yra į garažus, pavyzdžiui, garažams mums nereikia. Viskas, mes turim geriausią kelią į garažus, visi važiuojam tuo, o tas šunkelis yra. Tai vat ir reiškia, projektai yra daromi, kad būtų patogu važiuoti į namus ponui. Tai vat, mūsų visų pinigai. Ką darysi? Tegu tvarko. Dabar Naujoji gatvė, ten tas miesto centras vadinamasis, senasis Naujoji gatvė, viskas tvarko, pritarėm remontuoti, ten viskas sutvarkys Naujoji gatvė, ten kur yra senoji pirtis, kur turgelis, o ten tas kvartalas. Bet kas įdomiausia yra, tvarkoja, viską reikia tvarkyti, visi keliai turi būti asfaltuoti mieste, užmieste, kaimuose, viskas turi būti asfaltuoti, reikia lėšas pritraukti iš kažkur, nežinau, tai va. Bet kas įdomiausiai, tas, kol nebuvo naujų šeimininkų ten, niekas netvarkė to rajono. Atsirado verslininkai, kurie nusipirko tos pastatus ten, tą teritoriją supirko, įtakingi verslininkai.
Atsirado namų, tų turtuolių namai, pasistatė namus turtuoliai, pavardžių neminėsim, mes juos visi žinom. Ir tą rajonas nutarė sutvarkyti. Aišku, už visų pinigus. Ir projektai iškart sutvarkys šaligatvį, kad ponai gyventų. Nu tai va, aš galvoju, kad yra taip daroma, yra paprašoma, kreipiasi, padaryti ir už valdiškus pinigus padaryti. Čia, aišku, nežinau, 100 tūkstančių, aš neįsivaizduoju, koks čia lėšas, didžiulis lėšas, 100 tūkstančių. Milijonai čia sueis. Tai va, ten, kur ponai gyvena, ten ir tvarkoma. O kur vargšai, kitus gatvės, kur yra visokius ten, kur sakiau, ne tik vargšai, bet apie vargšų nekalbų nėra. Paprastus žmonės miestelėnai gyvena, gatvės nesulauksit niekada gyvenime, todėl kad yra svarbesnių pasirodo. Tai va, sutvarkyta. Tas bus sutvarkyta. Toliau. Turizmas. Telšiuose puoselėjimas turizmas. 176 tūkstančiai bendras projektas čia per kelis rajonus. Ten, turizmas ten yra. Va, yra grupelė žmonių, kurie gyvena iš turizmo. Bet tai maža gali. Ir jie vaizduoja, kad turizmas yra svarbiausias dalykas Telšių rajone, tai turizmas. Iš tikrųjų, tas turizmas mes neįsuksim niekas, daug metų sakiau. Čia paprasčiausiai pinigai yra į kažkokių žmonių biznį, kurie turi kažkokių biznių susijusių su turizmu. Bet tai nedaug grupelė žmonių. Ir jie investuojami tai. Ir koks Telšiuose gali būti turizmas? Kalnų nėra, jūros nėra, kažkokių tokių, nežinau, upių nėra, nieko nėra. Ką mes galim parodyti Telšiuose? Paprastas miestelis yra, eilinis miestelis, rusų laikais nugyventas buvo miestelis, dabar po biškį atsigauna, kaip ir visą Lietuvą, kaip visi atsigaunam. Ir viskas, žmonių mažėja, katastrofiškai, darbo nėra. Darbo yra pas mus tik viešajam sektoriai, tai turizmas yra tuos žmonės, kurie dirba kažkur, tai jiems turizmas nerūpi. Kokioj gamyklai, fabrikai ar verslininkai, kokie nors. O tie turtuoliai, pas juos dirba kiti žmonės, pinigai eina, jie turi geras mašinas, turi laiko, jie gali sau leisti paturistauti. Tai ir investuojant didžiuliai pinigai į turizmą. Čia ir vėl dėl kelių žmonių, dėl to, kad kažkas užsiima, kažkas prieina. Toliau, Biržuvėnų dvaras. Biržuvėnų dvaras, tai, jis yra Biržuvėnai, tai yra važiuoti už Luokės dar iš šoną ten Biržuvėnai, nėra geroje vietoje Biržuvėnų dvaras. Nėra geroje vietoje, nenoriu įžeisti nieko, bet nieko ten nėra. Ten medinis dvaras yra, prikišta pinigų krūvas į tą Biržuvėnų dvarą. Ten buvo mėginta išsukti reikalą, visokius remontai, padaryti kavinė buvo, nieks nėra. Verslininkas buvo įsinuomojęs tą dvarą, ten visokius prekiavo, ten visokiais paveikslais, baldais, ką jis ten prekiavo. Nieks, vieta nėra gera, ne Palanga, ne Vilnius, ne kas nors. Tiek pinigų kišom ten. Dabar vėl 811 tūkstančių vėl į tą dvarą. Turizmą darysi. Ką darysi, aplinkui gyvena žmonės. Ten, žinau, dabar buvo tų pastatų seniau, tai, kur visi kumečiai gyvena. Dabar visur žmonės gyvena. Žmonių privats namai privatizuoti to dvaro teritoriją, čia privačių namukų, tie namukai baigiai nugriūti, žmonės paprastai senutis gyvena, neturi pinigų, nieks neturės niekada vienas turgi. Į tą dvarą vėl kišim pinigus. Aš sakiau, kam kišti? Neugi nėra kur daugiau dėti pinigų. Teisingai, projektuotojai gaus pinigų, statybininkai, statybų darbai čia viskas vyks. Sutvarkys, kas ten važiuos? Kas į Biržuvėnų dvarą važiuos? Iš visos Lietuvos. Lietuvoje žinot, kokių dvarų yra? Oho, kokių dvarų yra. Kur tikrai yra gražių dvarų. O dabar kas nors važiuos į Biržuvėnus nusifotografuoti. Bet esmė ne tame. Esmė tame čia paimti pinigus, įsisavinti pinigus. Pinigus gaus projektuotojai ir statybininkai. Tie paprasti statybininkai gaus kapeikas, kur dirba vyrai, kur šeimas maitina, o tie, kurie gaus daug, o tie galbūt pasidalins. Tai Biržuvėnų dvaras 811 tūkstančių. Varniai, Debesnų takas. Vėl tas pats, Debesnų takas padarė, Debesnų tak pelkė. Aš buvau tame take, aš visur buvau. Tas takas padarytas, atvažiuoji, takas padarytas, eini kilometrais tuo taku, pelkė yra, man patinka gamta, bet antrą kartą nevažiuočiau. Nuvažiavau dėl to, kad aš turiu žinoti, kad pas mūsų rajone yra. Vėjai kažkokie. Vėl investuoti tą taką. Kam investuoti tą taką? Tas takas supūs greit, viskas iš medžio ir mes neturėsim gyvenime remontui pinigų to tako. Dabar pažintinis takas, kažkas darė taką, uždirbo krūvos pinigų, projektavo, nors projektuotojai, aišku, aiškiausiai suprojektavo blogai, ateini į taką, dažniausiai aš esu buvęs pažintinėme, ne vienam takį, apsuki ratą, grįžti, sėdi mašiną, išvažiuoji, nes su mašina įvarnis, pieškom neisi.
Čia ateini tak, pastai mašiną, eini kažkur toliausiai ir išleini už kelių kilometrų. Ir paskui iki mašinos eini gatvę, keliu eini, pasimti mašiną ar parvažiuoti. Žodžiu, suprojektuoti blogai. Bet nesvarbu, ar gaila valė iš pinigų. Ir yra žmonės, kurie dirba tame reikale. Ir aš klausiau, kiek Varnių direkcija, kiek skiria tam, reiškia, kas yra draustinis tas Varnių, tas, kiek skiria, nieko neskiria, 600 eurų skiria priežiūrai, o čia 1000 viskas yra. Tai vat. Dabar toliau. Biržuvinė, Varniai, ten būtų pardavimas, taryba nesutiko būtų parduoti. Tais būtais, vėjai kažkokie, tais būtais. Europos Sąjunga duoda pinigų pirkti socialinius būstus. Žmonėms reikia būstus turėti. Būtinai. Daug yra žmonių, kur nenusipirko būstų, kur nepavyko nusipirkti. Ir visokių, ir problematiškų šeimų. Ir savivaldybė turim pasirūpinti, žmonės negali gyventi kokiam garaže. Perkam būtus, įleidžiam žmonės. Socialai, jie mūsų piliečiai, mes pagal įstatymą privalom jais rūpintis. Nuperkam būtą. Dabar kokį tvarką, žiūrėkit. Nuperkam būtą. Jau už Europos Sąjungą nupirkti būtą yra, pinigų krūvus mokėti. Žmogus socialinis būstas. Paskui žmogus uždirba pinigų, tarkim, ir jau pajamas jau padidėja. Tada jam perveda, buvo socialinis būstas, palieka savivaldybės būtas. Palieka. Jis toliau gyvena, bet jau pradeda mokėti nuomą. Iki šiol mokėti kapeikas, paskui pradeda nuomą realiai mokėti. Ir už 5 metų jis gali nusipirkti tą būtą. Už 5 metų. Pragyventi 5 metus pagal įstatymą ir nusipirkti, taryba parduos tą būtą. Aš sakiau, tai mes prarandam tos būtus. Praeis kiek metų mes vėl nebeturėsim tų būtų. Socialinis būtas, paskui jis pervedamas į savivaldybės ir žmogui atiduodami išsipirkti. Rinkas kaina. Kažkur nesusipratim, bet pasirodo kolegos irgi suprat, kad čia kažkas negerai yra. Kaip tai socialinis desocialinis, gyvenk žmogo visą gyvenimą, bet kokie įsipirkimai. Tai jau tokie, administracijos siūlo, jie pasakoja pasakas čia mums. Tai paveldo objektų remontas. Dabar paveldo objektų remontas sugalvoju, reiškia paveldo objektai. Miesto centre, Telšių ar kur miestelio centre yra paveldo objektai. Seni tie pastatai, kuriems ten 100-mečiai pastatai, ne? Ir dabar sugalvoju, savivaldybė rems remontą tų pastatų. Rems iš biudžeto. Turėsiu tą paveldo pastatą ir sugalvosi remontuoti, savivaldybė duos skirs kažkiek lėšų. Ir dabar dar skirs lėšų, ten aplinką tvarkyti, trinkelės dėti. Centrinė gatvė sutvarkyta, bet matyti kiemus tvarkys. Privačius. Ir dabar sakau, centre pastatai yra perkami, turtingi žmonės perka pastatus. Nes paprastai žmonės nenupirksi centre, bet kur be būtų kokiam kaime, centre ir centre. Visada komerciniai pastatai ir sklypai. Nusiperka turtuoliai pastatą ir tai pas mūsų miestė jau sutvarkyti. Turtuoliai nupirko miestė tos pastatus, pats gražiausias pastatai, kur sutvarkė. Bet jiems kompensuos. O tie, kur senuose namuose gyvena kelių šeimos, jie neremontuos niekada. Dėl to sakau, vėl kažkokį sugalvoja programą rėmimo tų pastatų remonto darbams. Savivaldybė iš savo biudžeto mokės už privačių pastatų remontą, jie susiremontuos, paskui tą pastatą parduos. Jis jau bus sutvarkytas, jau brangesnis. Nesąmonė. Visų žmonių pinigai atiduodami į turtuolių kišenės. Tai kas dar? Reiškia, sklypai pardavinėja savivaldybės sklypus, stebėkit viešą erdvę savivaldybė, parduoda daug sklypų, gerų sklypų parduoda, yra valdiški sklypai iš senų laikų, visokių sklypų, ir po 10 arų, po 17 arų, namui statyti, yra gerų sklypų, rinkos kaina auksinė bus pardavinėjami, taip, kas turi pinigų ir nusipirkti sklypus. Tai vat, ir kas dar pabrango čia viskas pabrango. Kaip sakiau, viskas branginama. Tokia apžvalga trumpa yra ir trumpa apžvalga, nelabai trumpa. Tai jau taryba, prekiaujam sklypais, biznis vyksta, kažkas uždirba, kažkas priima tvarką, pagal kurią bus tvarkomi pastatai privatus, pakils kaina, paskui nuperki, parduodi, žodžiu, biznis vyksta. Tai vat. Tik žinių, šią minutę. Ačiū. Viso gero.